ką, labas, Olivija, Labas. dar kartą ir vėl susitinkam. Taip, labą dieną. Jau antrą turėsim savo laidą, dalinsimės patirtim, galbūt kažką įkvėpsim. Taip. Tai kadangi praeitą kartą mes tokį turėjom daugiau susipažinimą su vieni kitų istorijom, nuo ko viskas prasidėjo, tai galbūt šį kartą būtų toks įsivaizdavimas pakalbėti apie išmoktas pamokas, ką galėtumėm patart, nes, kaip sakyt, protingi žmonės mokosi svetimų klaidų. Tikrai. Tai galbūt ne visą laiką pavyksta būti protingu, man bent jau asmeniškai pačiam tenka savų pasimokyti. To paties, taip. Jo, bet galbūt šį kartą būtų toks ir noras pasidalinti tom įžvalgom, tom patirtim, kai kuriais klausimais. Tai šiuo atveju, kadangi mes esame iš dviejų tokių vienas kitą papildančių sričių, taip. Faktas tas, kad joks verslas nei be finansų, nei be pardavimų negali gyvuoti. O geriausia, kuomet įmanoma prekės arba kuriamas paslaugas, kažkokias teikiamas paslaugas parduoti kažkur į užsienį, neapsiribojant Lietuvą. Mes jau kalbėjom praeitą kartą, kad sėkmingi verslai yra globalūs verslai, tai tavo sritis, kurioje tu gilinės, kurioje tu daugiausia patirties turi, ko gero būtų įdomiausia. Tai jeigu grįžtam prie tų tokių ištakų pačių ir galbūt iš tam tikrą retrospektyvą iš tavo pačios patirčių, kažkokių išmoktų pamokų, kaip tu manai, kokios pagrindinės klaidos, su kuriuom susiduria kompanijos, kurios tik tai svarsto ir vėliau pradeda daryti eksportą? Kaip tu manai, ką galima būtų išskirti? Galbūt kažką iš savo patirties galėtum papasakot? Daug, šiaip iš tikrųjų tai turbūt viena didžiausių tokių problemų, su kuria susiduria žmonės, kurie pradeda planuotis eksportą, tai su pajėgumais, žaliavom, tom pačiom. Tai pavyzdžiui, tikrai turiu tokių ne vieną istoriją, kuomet klientas sako, noriu įeiti į, tarkim, didelį tinklą. Ne? Nu tai paimkim dabar Walmartas Amerikoje, Lidlas Europoje ir dažniausiai jie neįsivertina, kokie tai yra pajėgumai. Iš tikrųjų, tu gali nesuvokti, sako, aš pasiskaičiavau, galiu tikrai paruošti tau, tarkim, 40 pėdų konteinerį per vieną mėnesį. Ok, bet ar tu gali paruošti jį sekantį mėnesį, dar sekantį mėnesį, ne ir taip toliau. Tai iš esmės eksporte reikia labai planuoti žaliavas, įsivertinti savo gamybos pajėgumus, kiek reikia, tarkim, žmonių darbo vietoje, ne, kad būtų vienas resursas turėti antrą, nes kai sako, žmogiškieji faktoriai jie savo daro, vis tiek vienas susirga, kitas neateina, ne, tai tokius elementarius dalykus reikia įsivertinti. Ir aš visai, kaip sakau, jeigu turit žaliavų ir esat priklausomi nuo kažkokių tiekėjų, turėkite visai ir alternatyvių tiekėjų. Nes jeigu vienas žaliavistas yra Lietuvoje, pasižiūrėkit, kokios kainos yra Lenkijoje tokių pačių žaliavų. Skatinu visuomet šiaip klientus turėti kuo daugiau Lietuvos žaliavų tiekėjų, nes kai sako, mes lietuviam turim padėti, nors ne visą laiką tas yra kaip taisyklė, bet tikrai galim pasikreipti ir į tos pačius Lenkus. Ne? Taip pat, tai man turbūt atrodo, kad svarbiausi namų darbai ir yra tiesiog planuojami kiekiai. Jeigu tu galvoji, kad tą vieną fūrą arba ten tą vieną konteinerį padaryti yra easy, tai nereiškia, kad jį antrą yra padaryti easy. Ne? Nes eksporte tai taip, viskas prasideda nuo palečių, viskas neprasideda milijoniniam apyvartoj, bet tu gali net to nesitikėti ir tavo produktas gal iš esmės yra unikalus, inovatyvus ir jisai, kaip sakoma, sulauks labai to greito sprogimo. Nes mes vieną scenarijų ir turėjom, kuomet pasiėmėm vieną lietuvišką kompaniją, juos įvedėm į Walmarto parduotuvę ir klientas sako, o čia viskas paleidžiu 40 pėdų konteinerį, už 15 dienų jam vėl Walmartas tik, sekantį ruoškit užsakymą, vėl 40 pėdų konteinerį. Tai mum kaip tenais klientas skambina ir sako, žinai, viskas, sako, aš daugiau neturiu galimybių atkrauti, paruošti, žmonės nespėja, žaliavos neatvyksta, turiu 60 dienų atidėti šitą užsakymą, bet visur yra sutartys, visur yra baudos. Ypatingai tokie kaip, tarkim, tie patys Lidl, Walmartai, jie turi savo visas sutartys, kuriuose yra už kiekvieną pražangą atitinkami mokesčiai. Ir čia labai normalu turbūt, pritark Aurimai, kad kiekvienas planuojasi viską ir jeigu įsiveda tave tokio dydžio tinklas jau pas save, tai jie vis tiek, kaip aš sakau, nusimato viską į ateitį, planuojasi ir taip toliau. Tai mes su tuo klientu turėjom nutraukti sutartį, klientas turėjo susimokėti nemažą baudą už tai ir atitinkamai mes praradom ryšį su Walmartu dėl to, kad mes garantavom, kad tikrai bus klientas, pateikiantis kiekius, kokybę ir taip toliau, kada klientas to nepadarė.
tai ir mes praradom kontaktą. Tai va, tai kaip aš sakau, labai yra svarbu tiesiog atitinkamai pasiruošti. Va Mhm. taip. O jeigu, tarkim, čia toks jau tavo pavyzdys, toks jau labai jau solidus, labai jau ko gero Mhm. tokiom išsivyščiusiam kompanijom, Taip. kurios turi kažką konkurencingo pasiūlyti jau tokio lygio klientams kaip didėjai prekybos centrai. Bet jeigu grįžtant prie tokio jau pirminės būsenos tų verslumų, kuris, pavyzdžiui, verslas, kuris gamina, pavyzdžiui, sultis arba pavyzdžiui, gyrą. Taip. Ne? Kažkoks mažiukas versliukas, jisai nei tų pajėgumų turi, kaip Taip. didiesiam tinklam užmaitinti, nei kažką. Ir jisai, pavyzdžiui, nori, koks būtų patarimas, kuris, tarkim, verslui, kuris varsto galbūt kažkokį užmesgęs kontaktą, kažkokio gal mūgį, gal netyčia pavyko, nes čia tikrai labai daug sėkmės tokiu atveju reikėtų, mes visi puikiai suprantam, kad stebuklų nebūna, bet jeigu netyčia jisai įsitikino, kad jam galbūt verta pabandyti eksporto konkrečią rinką, kokios gali būti pačios pirminės jų klaidos padaromos, nes aš, pavyzdžiui, kiek girdėjau iš kitų žmonių patirčių, kad aibės atsiranda problemų jau pradedant nuo siuntimo pavyzdžių, pavyzdžiui, nuo muitinės reikalavimų, nuo vietinių partnerių, nuo kažkas pasakė, bet realybė paaiškėjo, kad vėliau pasiekmė gali būti neproporcingai didelė ir netgi net tų pavyzdžių gali kažkas neprimti ir paskui tave įtraukti į juodus sąrašus dėl to, kad pareikalaus sunaikinti, o sunaikinimo kaštai gali būti neproporcingai dideli. Tai va, aš kalbu apie tokias, kur jau povandeniniai akmenys, kurie tam tikrais atvejais gali net sužlugdyti verslą arba bent jau pastangas trumpo laikotarpio, o tam tikrais atvejais gali atbaidyti nuo eksporto. Kokios tos gali būti įvardintos kaip išmoktos pamokos arba patarimai tokie bendri, aišku, nes kiekvienas atvejis skirtingas be jokios abejonės. Oi, taip, čia nes tikrai labai daug skirtingų atvejų. Man geri pavyzdžiai yra tokie, kad prieš paleidžiant užsakymą apskritai reikia paleisti pavyzdžius, ne va kaip ir taurimai sakai, nes pavyzdžius paleidant tu prasitikrini, kaip praeisi muitinę, ne? Mes taip dažnai su klientais darom, kad sakom, paleidžiam, pažiūrėk. Iš tikrųjų, pavyzdžiuose užstrikti labai reta situacija, iš esmės, kur gali užstrikti pavyzdžiuose, tai retai. Mes net ir siuntinėjom ir tuos pačius ledus į Braziliją šaldytus ir jie puikiausiai nuvažiuoja, ne? Iš esmės turi turbūt įsirinkti gerus partnerius, kaip sakoma, ne? Jie, kurie tau paaiškintų, šiuolaikiniai tie patys DHL-ai, UPS-ai, šiaip jeigu turi vadybininką, kuris yra priskirtas tau, tu puikiai gali su juo pasikonsultuoti, kokią prekę veži, kokie sertifikatai, kok būtent reikia. Dažnai reikia veterinarinės, aprašyti, tarkim, koks tenais produktas, ar tai pavyzdys, ar tai yra visgi siunčiama prekė parduodama ir taip toliau. Tai tokius dalykus tikrai gali pakonsultuoti pristatymo tos kurjeriai tie patys. Taip. Tai tik tais aš visada ką patariu, tai imti ne vieną pristatymo tą pačią kompaniją, o pasimti 2-3, 3 kaip minimum, tai pagal jau aš sakyčiau, kad pasitestuot vieni ypatingai dėl kainos, ar visi tų pačių sertifikatų prašo, ar visi sako, kad daryk taip ir ne kitaip, ne, tai manyčiau, kad nuo to. O tų tokių scenarijų, kaip sako, kokių čia naistų būna, tai jau būna tikrai įvairių. Elementarūs dalykai, kaip sutarties pasirašymai, net ir jie yra labai svarbu, ne? Ir kartais net ir tu padarai klaidą, kai pasirašai sutartį, nes tik ją gauni ir tau atrodo, kad čia yra tavo geriausias klientas ir už jį geriau nebus. Ir tu ten pasirašai su juo sutartį, jisai, kaip sako, lendi žemiau plintuso, dėl jo net įduodi jam geriausias sąlygas. Tai mano patarimas niekada to nedaryti, nes tu nežinai, kur yra tas visgi tavo distributorius, kaip pavyzdys, arba tavo tinklas su tavo mindsetu, su tavo, atsiprašau, prekė gal, kuris išmano tavo prekę, ne? Tai man atrodo, kad labai svarbu yra neskubėti eksporte, tikrai pasitikrinti, nuvažiuoti, pabendrauti, jeigu turite eksporto žmogų, tai ar jį nusiųsti, ne, su tais pačiais pavyzdžiais ir taip toliau. Iš esmės, eksporte reikia vieną suprasti, kad verslas nevyksta taip, kaip sakomas, paspraksėjimo, ne? Eksportai iš esmės yra ciklas, kuris reikalauja visgi to susitikimo veidas į veidą, face to face, ne, lietuviškai gal netaip verčiasi, bet iš esmės labai svarbu tos namų darbus pasidaryti, kurie ir priveda prie to geresnio rezultato. Tai va, tų apsisaugojimų visokių yra, bet mano patarimas yra tikrai neskubėk ir negalvok, kad jeigu čia jau pagavai toj parodoj arba ten kažkokioj mugiai, kad jisai yra čia vienintelis vienas, nes jie savo darbę yra profesionalai ir jie žino ir mato, kada tu degi
kada tu užsidegęs visas ir kad tu atiduosi viską, kad tik ta prekė atsidurtų ten. Tada dažniausiai klientai padaro klaidą ir nuleidžia kainas labai žemai. Tada jie negali įeiti į kitas rinkas, nes jie maržos net lieka. Taip. Tai čia labai svarbus dalykai yra nepasiduoti ir, kaip aš sakau, atstovėti už savo prekę, jeigu tu į ją įdėjai daug meilės, daug vienu žodžiu investavai į jo brangesnę žaliavą, į tai, kaip jisai atrodo, kaip jisai dispozinuojamas bus lentynoje, ne, tai man atrodo, kad neskubėti, kaip aš sakau, tai va. O toks dar būtų toks Taip. klausimas irgi iš praktinės pusės, ką dažnai, ypač jauni verslai, tie, kurie tik tai galbūt svarsto apie eksportą, svajoja apie eksportą, kokių galimai kaštų jie neįsivertina? Kažkokių tai yra dedamoji turbūt tokia nelabai matoma, Taip. kuri vėliau tik išlenda ir ko gero gerokai pelno maržas apmažina, Taip. apkarpo ir vėliau galimai netgi atbaido dalį verslų. Šiaip daug labai tokių yra dalykų, kuriem žmonės nepasiruošia. Jie visų pirma tai resursam nepasiruošia, pradėkim nuo to. Visi neįvertina, kiek žmonių kaštai kainuoja, ne? Nu, taip, galvoja, kad kaip tenais žmogus kainuoja minimumą ir viskas. Ne, kiekvienas žmogus faktas su savo patirtimi, jisai kainuos daugiau. Bet labai gerai šiandieną ryte mūsų įmonės direktorius Deimantas Sendžikas pasakė, sako, visuomet, jeigu nori plėstis, turi investuoti. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Jeigu tu nedarysi investicijų, plėtra nevyks. Tiesiog verslas, kaip aš sakau, pradės merdėti, ar tai būtų reklama, ar tai būtų eksportas, ar tai būtų bet koks sekantis žingsnis, tu turi investuoti. Tai nukrypau šiek tiek į lankas, bet iš esmės man atrodo, kad verslas turi būtinai įsivertinti žmonės, nes jie kainuoja. Daug aspektų yra ten, pavyzdžiui, kaip klientai skambina ir sako, o tai čia dabar kiek ta reklama kainuos, o tai kodėl tas distributorius paprašė čia tiek dar papildomai pinigų. Marketingo dažnai žmonės neįsivertino, o marketingas turbūt pardavėjų yra 50% jo pardavimo. Kaip aš sakau, jeigu nedarai reklamos, pardavėjui bus labai sunku. Taip, SEO kainuoja brangiai ir tikrai, kad jeigu nori prekių kategorijos viršuje atsidurti, yra jau sėdintys tie grantai, bet nebūtina pulti, merkti ten 10,000. Jeigu turi tokius kaštus, why not? Kaip sakau, važiuok tikrai, bet ir tai yra didelė tikimybė, kad tu sudeginsi tos kaštus. Reikia pastovumo ir kokybės. Tai reiškia, kad susiplanuoti biudžetus ir po biškį, bet pulsingai dirbti ties tuo. Tai va, tai man atrodo, kad marketingas, žmonės į tai neįsivertina. Ir aišku, dažnai savo finansų apskritai neįsivertina. Viskas yra iš idėjos. Mes ten pasieksim milijoną, mes ten 2. Ne, būkit realistai, finansus reikia skaičiuoti, nes tikrai, jeigu dirbat su mažos vertės preke, mes kalbam apie centus, ne, tai mums yra aktualu kiekis, jau pasidaro, kad kažkokį gryną pelną generuotumėm. Taip pat tai finansai, man atrodo, kad tikrai tas toksai jau trečias, bet riebiausias dalykas, ko gamybininkai neįsivertina. Aš juos vadinu iš tikrųjų menininkais, nes menininkam šalia visai ką reikia žmogaus, kuris skaičiuotų, analitiško žmogaus, ne? Tai va, tai man atrodo finansų neįsivertinimas. Tai va. Jo, pritariu. Ir iš tikrųjų, ko gero, va, tos klaidos nemažą kiekį verslų atbaido. Taip. Tiesiogiai, kai kurios galbūt tam tikrą prasme apriboja svajot, plėstis, kažkaip neproporcingai galbūt ilgai verslai užsiciklina vietiniai rinkui veikti. Panašiai, žinok, ir su finansais yra. Ir kaip ir be jokios abejonės pardavimai, eksporto skatinimas, tai vienas yra sudėtinių dalių, o finansai tai yra irgi labai svarbus dalykas, kaip kraujas. Neegzistuoja. Kaip kraujas. Sako, taip. Bet iš kitos pusės yra alternatyvos visą laiką. Žinai, ypač verslo pradžiai, tai pagrindiniai finansavimo šaltiniai tai nėra nei bankai, anaiptol, nei kredito unijos, nei kiti galbūt tie patys instituciniai investuotojai, kaip įsivaizduojama, tą plačiaja prasme. Ne? Tai patys pirminės fazės investuotojai, finansuotojai, tai tos vadinamos yra 3F raidės. Family, Friends and Fools. Bet tos Fools be abejo kabutėse, tai susiję vien tik tai su tuo rizikos apetitu pakankamai dideliu, tam tikrų nišinių investuotojų, kaip žinia, tų arba verslo angelų, arba rizikos kapitalo fondų, kurie išskaidydami tam tikrą savo investicinį portfelį, netgi mažai dalį investicijų pasiteisinus, atsipirkus jie sugeba kompensuoti nepasiteisinusias investicijas, o
grįžtant prie tų pirminių finansavimo šaltinių, dažniausiai ir būna draugai, Tikrai šeimos taip. nariai, kurie patikė, kurie paskolina, kurie kartu investuoja, bet iš kitos pusės irgi yra geras posakis, kad labai retai, kada šeimos verslai padeda išsaugoti santykius, kartais Faktas, būna, aš nes geras pastebėjimas. atsimenu, man tėtis nuo vaikystės visą laiką kalė į galvą tokį dalyką, jis gal šitą podcastą irgi žiūrės, kažkada sako, tik niekada nedirbk su savo antrą pusę, niekada. Jis bent jau man yra Čia tą tiesa. dalyką akcentavęs, nes atsit, kad kai tu per daug užsibūni bendroje erdvėje arba tos nelabai skaitos tos veiklos, per daug atsiranda trinties ir jisai bent jau man tą Pritariu. akcentavo, bet aišku yra ir gražių išimčių, net nebejoju, bet iš kitos pusės, kalbant apie finansavimo elementą irgi, akivaizdu, kad niekada arba labai retais atvejais verslai pavyksta iš pirmo karto ir jau kažkas įdeda pinigų, paskolina savo santaupas arba savo pažįstamų santaupas ir tai šeimos narys dažnai būna, kad ir dėl to nutrūksta santykiai, atšala, susipykstama. Net ir su draugais, čia tikrai taip. Be abejo, tai čia tas vienareikšmiškai, bet iš kitos pusės yra tikrai nemažai priemonių, kurios, reiškia, padeda verslams, kaip čia lietuviškai išsireiškus, Bring it on. Jie padeda užbūstintas veiklas, išvystyti, išplėtoti ir sustiprinti galimybės, nei tai būtų daroma nuosavom pastangom. Ir yra tam tikrų vadinamų finansinių instrumentų, skirtų būtent verslumo skatinimui, eksporto skatinimui yra priemonių, kurių skirtų. Tai yra nebūtinai negrąžintina subsidija, parama, kuri yra tiesiog tam tikrais atvejais netiesioginė prasme gali būti traktuotina kaip spąstai, mano nuomonė, jeigu jau žiūrint iš tos libertarios pozicijos, nes nemokamų pinigų nebūna, būna reikalavimai, kuriuos reikia išpildyti, yra tam tikras administravimo etapas, yra finansavimo specifika, būna, kad tu tos pinigus kol gauni, tu turi savo iš kažkur dar kitur pasiskolinti, pateikti ataskaitas, dar ko investuoti, čia yra labai daug visokių niuansų jo. O kalbant apie tas jos finansinius instrumentus, tai dažniausiai būna lengvatinės paskolos, kurios yra pigesnės nei rinkos sąlygom galima būtų gauti. Yra palūkanų kompensavimas kaip priemonė, yra tam tikros garantijos valstybės teikiamos. Na ir be jų toks sudėtingesnis etapas, investavimas į įmonių aktyvus, jau į akcinį kapitalą, galimybės pritraukti valstybinės kilmės arba nebūtinai valstybinės kilmės institucinius investuotojus ir tokiu būdu valstybė irgi gali dalyvauti tose procesuose, skatindama tam tikrus sektorius, tam tikras sritis, tame tarpe ir eksportą. Tai šiuo atveju mūsų finansų įstaiga Šeimos kredito unija tais dalykais irgi užsiiminėja. Mes kaip tarpininkai per savo skėtinę organizaciją turim galimybę pasiūlyti savo klientams, tiek esamams, tiek naujiems, būtent įvairių finansinių instrumentų. Tame tarpe bendradarbiaujam ir su valstybėm institucijom, kurios ir garantijas teikia, ir tam tikrais atvejais palūkanų kompensavimą gali užtikrinti. Čia irgi cikliniai dalykai, ne visą laiką pasitaiko, bet šiuo momentu mes turim ir verslumo skatinimo priemonių, kurios, kaip ir minėjau, yra lengvatinės paskolos, kur galima gauti, geresniem nei rinkos sąlygom galimybę pasiskolinti, bet irgi reikia atitikti tam tikrus kriterijus. Ne visi verslai sako, čia jo, tik tai reikia visus nuramint, kai čia sako, nedalina, va čia yra left and right, ne, kai sako, kairė dešinė viskas tikrai, visur yra ciklas ir taip toliau. Taip, be jokios abejonės, bet iš kitos pusės irgi būna dėl to paties finansinio raštingumo, galbūt žemo lygio bendro, kaip ir minėjau praeitą kartą, Lietuvoje dėja nepasižymi aukštų finansinio raštingumo lygmenių dėl anksčiau minėtų priežasčių, dėl to, kad mes turėjome etapą, kuomet kelios kartos pasikeitė ir mes neturim tos jų tradicijos, masinės tradicijos verslumo ir tame tarpe finansinio raštingumo. Iš kitos pusės dar aš manau, kad yra problema ta, kad mes turim labai žemą toleranciją nesėkmei. Ko gero ir galbūt ir su eksportu čia rezultatais galima susijęti, nes tiesiog mūsų tradicijai, mūsų šitoj geografiniai platumo, kaip aš sakau, ir socialiniai terpiai yra taip, kad yra labai maža tolerancija nesėkmei. Ir nepaisant to, kad galbūt ir gera idėja, bet baimė, ką žmonės pasakys. Ką pagalvoja. Gal nepavyks, o jeigu nepavyks. Tai kaip tu manai, kalbant apie eksportą, kokios galbūt problemos susiduria su šita baime, būtent, jog nepavyks. Kokias klaidas, galbūt ne kiek pavyzdžiais kažkokiais, bet plačiaja prasme galima sakyti, įmonės patiria
vengdamos galbūt eiti į konkrečias rinkas vien dėl tos pačios nesėkmės. Taip. Kiek galimai tai yra susijęs su nediversifikavimu pačių rinkų, nes žinom, kad eilė verslų daugelį metų buvo tiesiog pririšta nuo vienos krypties, ane? Tikrai taip. Tada 90 metais mes dar mokyklai mokėmės, ane? Bet buvo toks laikas, kuomet ko gero neproporcingai didelis kiekis, ko gero 80% ir daugiau įmonių eksportuodavo į Rusiją. Ir su Rusija susijusiam kompanijom, susijusias šalis ir kompanijas juose. Ir tada jau tarsi buvo išmoktos pamokos, bet vėlgi ne visos. Tada antra banga, 2014 metai, Krymo okupacija, visi kiti dalykai, tada jau dar antra banga, kuri vėl išmoko tą patį. Viena po kitos. Jo, tai kaip tas galbūt neproporcingai mažas dėmesys rinkų diversifikavimą gali irgi nulemti nesėkmės, nes mes puikiai ko gero suprantam, kad kuo tu daugiau turi sėkmės patirčių skirtingose rinkose, tu daugiau esi konkurencingesnis ir su kitom intencijom. Tai kaip tu manai, tas faktorius, mes galbūt grįšim ir prie verslo finansavimo aspektų, bet dėl eksporto klausimo, kiek ta netolerancija nesėkmė irgi nulėmė įmonių nesėkmės eksporto srityje? Aš dar tokią vieną trumpą istoriją, iš tikrųjų čia nesenai prieš kelias dienas seku ten tokį vieną LinkedIn'e vyruką, kuris tikrai mačiau, kad stengiasi dėl savo įmonės, dėl savo brando ir jisai ten puoselėjo jį ir taip toliau ir jisai kažkur dingo kažkurį laiką ir aš galvoju, toks fainas brandas, galvoju, taip norėčiau aš jį paimti ir pradėti eksportą, tiesiog pardavinėti ir aš ten searchinau, ieškau, galvoju, kur dingo, žiūriu, jisai jau nusiėmęs ir tada prieš kelias dienas matau LinkedIn'e didžiausią postą, jis rašo, žinau, kad dažnai jūs, sako, paima tiesiog ir praplaukia tą, kad, aš uždariau tą verslą tyliai, ramiai, čia praeisiu kitą brandą pasiimsiu, ir taip toliau. O jisai tiesiog tą visą situaciją announcino ir padėjo ant stalo. Ten beproto didelį kiekį susilaukė tenais dėmesio. Visi sako šaunuolės, kad tau negėda prisipažinti, kad tu darai tokias klaidas, jas išmokai ir jisai sako, dabar taip, aš dabar pasidarysiu pertrauką, bet grįšiu dar stipresnis. Tai iš tikrųjų sveikinu, kad žmonės nebijo pasidalinti, nes iš tikrųjų tas dalinimasis yra apsaugotos verslus. O tas paskirstymas per šalis skirtingas yra labai svarbus. Dažnai, kai paklausiu klientui, kokią šalis nori važiuoti, net iš tikrųjų tau klausimą užduosiu, spėk, kokią šalis pasako. Ko gero, Latvija kokia? Panašiai. Lenkija. Visi Skandinavija. Jo, Skandinavija, viskas, kas čia šalia. Ir tikrai jiem kažkaip ta Skandinavija atrodo, kad tenais viskas ten auksais nuklota ir visi ten mūsų laukia. Šiaip yra visiškai atvirkščiai. Jie yra apie mus dažniausia nuomonės visiškai priešingos, šiaip bent jau iš mano experience'o, iš patirties. Ir ten jau jie nepasitinka mūsų dėl mūsų kokybės, dėl mūsų kainos, nes dažniausiai yra Lenkai, kurie turi geresnę kainą. Ir visai, kai klientai sako, noriu važiuoti ten. Dabar pusę metų aš esu pakeitus visiškai savo įmonės viziją ir mes važiuojam praktiškai visiškai ne Europoje. Aš pradėjau čiupinėti tokias rinkas kaip Japonija, Koreja, Dubajų, Saudo Arabija, tą pačią Indiją, apie ką aš galvojau, kad aš ten niekada negalėčiau nei parduoti, nei atrakinti tos šalies. Afrika ta pati. Brazilija, Meksika ta pati. Kanada. Apie Ameriką šiuo momentu aš susilaikysiu, bet iš esmės mes refokusavom puikiai su Kanada, turim tiesiog lengvatų, kiek gal irgi turbūt žinai, tai mes puikiausiai viską parduodam Kanadai. Tai iš esmės labai svarbu yra turėti skirtingose rinkose savo produktų, nes taip, viena rinka važiuoja šiandien dienai, 10-baliai sistemoje, pardavimai visi važiuoja, bet visai reikia įsivertinti tokį dalyką, kas būtų, jeigu jos nebūtų. Dažnai įmonės nuvažiuoja tik į tą Skandinaviją ir sako, ne, mano čia geriausi klientai. Reikia nepamiršti, kad tie geriausi klientai irgi tikrinasi kainas, kokybę, jie važiuoja, keliauja į tas pačias parodas, susipažįsta su naujais žmonėmis, iš tos pačios Kinijos, iš tos pačios Lenkijos. Ir dažnu atveju klientai tiesiog po to pasakoja tą pačią istoriją. Aš turėjau klientą. O kodėl tu neturėjai klientų?
kodėl tu nebandai važiuoti tenais toliau, pasidomėti, kas vyksta kitur, svetur ir taip toliau. Ir dažniausiai tie klientai šiaip būna pas juos atėję, nes tuo momentu gal jų vietinis tiekėjas tiesiog turėjo kažkokių problemų, net krovė laiku, ten kažkokią kokybę pažeidė ir taip toliau. Ir jie dažniausiai pasibeldžia. Ir tada klientai patys švedai pas mus atėjo, yra labai lengva eksporte. Ne, it takes time, vėl aš prie to paties pagrįžtu, kad iš tikrųjų susirasti klientą užtrunka 10 kartų ilgiau negu tai, kad klientas pas tave atėjo. Iš tikrųjų, nes kai klientas ateina, jis ateina su poreikiu, labai lengva. Taip pat, tai man atrodo, kad turėti vėl pagrįžti tą pačią temą, kad turėti tų klientų, tų šalių skirtingų yra labai svarbu. Vien tik dėl to, kad tu vieną kainodarą duodi vienai šaliai, kitą kainodarą duodi kitai šaliai. Iš esmės, tų šalių toksai skirtingas profilis tavo net asortimentui duoda galios plėstis, nes tu adaptuoji prekes pagal tam tikrą rinką, ten tarkim kalba, ten vizualai, tie patys bunkutės kokios, ane, ir ten, nežinau, čia labai abstrakčiai kalbu, net įsivaizduodama tiesiog asortimentinę prekę, kuri gal lentynoje guli, ne, tai va, jeigu tai yra pramoninis produktas, tai vėl kiti aspektai. Bet iš esmės, kalbant apie tokias prekes, kurios stovi lentynui, tai jom yra labai svarbu eiti į skirtingas rinkas. Dar ką noriu irgi paminėti, kad klientai dažnai paima pardavinėja aukštos kokybės prekės, nueina į Lenkiją, juos atmeta arba jie tenais atiduoda kainą žemiau plintuso ir sako, viskas, aš jau niekur kitur negaliu. O gal tam pačiam Dubajui klientai vertina tavo kokybę, jie nori tų, tarkim, slaviškų kažkokių prekių, ne, įdomesnių, kaip pavyzdys. Net būna su tom slaviškom prekiam kaip koldūnai. Nu, jie visi jų nori. Ypatingai dabar, va, ir ukrainiečių visur pasiskirčiusių, ne, yra, ir jie nori tų prekių. Ir tu tenais gali tos koldūnus pardavinėti savo už 20 eurų už kilogramą, kur tu Lenkijos pardavinėsi už 2-3 eurus už kilogramą, ne. Jau gal nėra tokių kainų, bet aš tiesiog kaip pavyzdį, ne, sakau. Taip pat, tai man atrodo, kad labai svarbu yra eiti į skirtingas rinkas, žiūrėti, kas tavo prekę vertina, kas supranta tavo kokybę ir nebūtinai fokusuotis vien į Europą. Tai va, nes yra daug nuostabių kitų šalių. Jo, be abejo, diversifikavimas, išskaidimas, ieškojimas alternatyvų labai svarbu. Aš iš tos pusės irgi dėl finansavimo, dėl pritraukimo ir dėl to paties investicijų pritraukimo irgi pritarčiau. Kartais būna, man bent jau asmeniškai, kadangi aš jau virš 15 metų dirbau su kapitalo rinkom, su profesionaliais instituciniais investuotojais, su finansavimo alternatyvom, tai tikrai kartais netgi paprašiau, ypač jeigu didesnė pinigų suma reikalinga, investicija reikalinga, daug paprašiau užsienį rasti kažkokį tai investuotoją. Na, aišku, jeigu mes kalbam apie tradicinius kreditorius, bankus, tai natūralu, kad vis tiek yra dėl tos pinigų plovimo prevencijos, dėl pažink savo klientą dalykų, aspektų, tai sudėtingiau galbūt ten jau kredituotis ir tokiu būdu pritraukti lėšas, bet jeigu mes kalbam apie investicijų pritraukimą į kapitalą, į kitokius aktyvus, tai be jokios abejonės pasaulis yra atviras, ten kartais daug paprasčiau yra nuvykti, nežinau, į tas pačias Persų įlankos šalis arba į Jungtines Amerikos valstijas arba galbūt kitas ES šalis ir ten pabandyti išsiaiškinti reikalavimus ir tam tikrais atvejais netgi surinkus tam tikrą sąlygų sąrašą grįžti prieš tos pačius vietinius kreditorius arba investuotojus, daug stabiliau jautiesi ir daugiau tos atsiranda manevro laisvės. Bet be jokios abejonės skirtingi verslai su skirtingom problemom susiduria. Jeigu mes kalbam apie visiškai jaunus verslus, tai kaip ir minėjau, galbūt daugiau reikėtų paieškoti kažkokių tai inovatyvių galimybių, nes priklausomai nuo ekonomikos pakilimo arba nusileidimo, cikliškumo būna įvairių valstybės teikiamų pagalbų, tų mano minėtų finansinių instrumentų. Jaunieji verslai dažnai irgi galbūt nustemba dėl to paties finansinio raštingumo stokos, kuomet jiems neprieinami yra tie standartiniai kreditai, paskolos, dėl to, kad natūralu kredito įstaiga ne savais pinigais disponuoja dažniausiai indėlininkų pinigais, ten yra aibė apribojimų ir dėl pinigų kilmės, ir dėl užtikrinimo priemonių. Jauna įmonė labai retai kada turi kažką įkeisti, netgi jeigu mes paprašom finansinės atskaitomybės kažkokių tų dokumentų, tai natūralu, kad ten nei kažkokių ypatingų pardavimų nebūna, nei kažkokio ilgalaikio turto, kurį galima traktuoti kaip užtikrinimo priemonės. Tai natūralu, kad kiekviename etape skirtingos tos galimybės atsiranda, bet visą laiką, kuomet tu ieškai alternatyvų, tu randi sprendimus. Aš kaip ir galbūt nežinau, gal praeitą kartą minėjau, nes aš labai mėgstu tą pabrėžti, mano nuomonė yra puikiausias finansinis
finansinio neišprusimo ir galbūt nedovanotino nesuvokimo pavyzdys, kuomet turint omeny, kad indėliai yra apdrausti iki 100 000 eurų. Jungtinėse Amerikos valstijose ten priklausomai nuo valstijų šiek tiek skiriasi tos sumos, kai kur netgi dvigubos yra apdraudimas. Tai kodėl reikia nešti pinigus, jeigu tu ten, tarkim, turi sumą iki 100 000 į finansų įstaigą, kuri duoda dvigubų mažiau negu kita. Tiesiog žmonės tingi pasidomėti, tingi paklausti. Kartais bijo. Bijo patarimo, bijo, ką žmonės pagalvos. Ką žmonės pagalvos. Prestižo. Aš netgi atsimenu vieną kartą su vienu tokiu brokeriu kalbėjau. Sakau, tai ateikit, sakau, mes šiuo momentu siūlom 12 kartų daugiau palūkanų žindėlius negu vienas iš pagrindinių komercinių bankų. Sako, ne, žinok, biški ne prestižas. Ką? Sakau, kokia dydžia indėlis? Sako, 50 000 eurų. Aha. Apie ką mes kalbam? Tai tas žmogus geriau dėl prestižo, taip, čia kas iš tikrųjų aktualu galbūt kokiem 5 draugams, 2 tetoms ir dėdėms. Ir klausimas, ar iš tikrųjų jiems tiek aktualu. Ir jisai tiesiog atsisako pinigų. Tikrai pinigų, taip. Jo, tai vienareikšmiškai tas veikia, ką žmonės pasakys, nesėkmės kažkoks, tai, bet čia faktas tas, kad ilgo laikotarpį tiesiog pralaimima. Ir be jokios abejonės, ko gero, visą laiką verta pasiklausti profesionalų patarimų. Tai ko gero pigiau kainuoja, negu patirti visas tas mūsų jau aptartas klaidas. Ir protingiausi žmonės mokosi iš svetimų klaidų, o ne iš savų. Tai nežinau, galbūt, kad mes tai pradėjom. Jo, pradėjom. Tai mes, kaip čia, šiandieną tą temą tokia iš pamokų, gal sakė mane, pakalbėsim, kokios šitos pamokos. Tai faktas, kad pamokom galima tikrai pasiruošti ir apsisaugoti. Mes visą laiką kažkaip skatinam konsultacijas, kurios yra nemokamos, pasiskambinti ir sako, durnų idėjų nėra, reikia tik tais jas dėti ant stalo ir apie jas diskutuoti. Tai tikrai, manau, tiek ir šeimos kredito unija gali pakonsultuoti žmonės, tiek ir UAB eksporteris gali pakonsultuoti. Mes dėl to ir įsteigėm, grįžtant prie to jaunimo mūsų klubo, tą klubą su ta iniciatyva, kad iš tikrųjų mes galim pakonsultuoti, padėti, pasitarti. Ir labai skatinam jaunosius verslus nebijoti žengti to žingsnio į viešumą arčiau link eksporto kartu su mumis. Nes to klubo ir yra fokusas iš tikrųjų verslam padėti. Tai aš vienu žodžiu apie tas pamokas dar kalbant, tokia irgi pamoka iš mano kliento pusės irgi, kaip aš sakau, klientas buvo tiesiog nepasiruošęs ir nežinojo ir dabar man čia skambina po kelių metų, žinai, sako, aš 2 metai, sako, tą pačią klaidą dariau, sako, kol nesutikau ten vieno kažko, kuris panašiai tą verslą vysto ir sako, pamačiau visai tą kitą kelią, sako, jisai čia nuo manęs gyvena, sako, per 5 namus, sako, ir aš nežinojau, taip, tai jeigu būtų žmogus į tos pačius kažkokias asociacijas ėjęs, gal kažkur nepabijotų savęs paviešinti, parodyti, jisai būtų greičiau ten su tuo žmogum gal susikonektinęs, ir greičiau būtų tų problemų išvengęs. O Taurimai man irgi labai dar toksai klausimėlis iškilo, kuomet įsteiginėjom irgi jaunimo klubą dabar, tai dėl finansinio raštiškumo iš tikrųjų. Ką verslai turėtų daryti, kad visgi pasiruoštų šiek tiek tam finansiniam raštiškumui? Gal juos kažkur galima nukreipti ar pakonsultuoti, nes aš kaip atėjau į verslą, aš apie tai nieko nežinau. Tai man tas buvo tikrai sunku buvo išplaukti, elementarūs skaičiavimai, kaip ten ką atsidėti. Tai gal tu galėtum kažką jauniem verslam patarti? Be abejo, tai tiek ta mūsų ir jaunųjų verslininkų bendruomenė, kurią mes būrėm plačiai, mes bendraujam su partneriais visoje Lietuvoje ir galbūt regioniniais partneriais pradėjom jau užmesginėti santykius, įveiklinti jau turimus kontaktus ir visam Baltijos jūros regione, su kuriais turim įdirbį per akademinę patirtį, per kitus projektus, tai mes turim įsivaizdavimą, kad galim prisidėti daug platesnio rezultato, nei galbūt pradžioje atrodė. To paties poreikio paskatinti šeimos kredito unija įkūrė dar savo verslo hubą, mes sukūrėm tam tikrą ir fizinę erdvę, infrastruktūrą, kur galėtų kurtis bendraminčiai, kurioje galėtų vykti įvairūs renginiai, būtų dalymosi patirtim, nes tas efektas learning by doing yra labai svarbus. Ir mes irgi turim puikią profesionalų komandą, kuri visą laiką yra linkusi išklausyti,
lankščiai pažiūrėti maksimaliai situaciją ir pasiūlyti sprendimus, bet natūralu, kad kiekviena verslo idėja, ar tai būtų jau veikiantis verslas, ar tai būtų visiškai dar tik užuomazgos, jie turi turėti kažkokią tai viziją. Faktas tas, kad jie privalo labai aiškiai suformuluoti, iš kur bus generuojamos pajamos. Buvo nemažai renginių, tokių globalių renginių, kur buvo susirinkę patys aukščiausio lygio verslininkai, pasiekė jau tie vienaragiai labai daug puikiausių rezultatų ir jų buvo paklausta, kas nulėmė jūsų sėkmę. Ir dažniausiai aš irgi tokį patį patarimą visiems verslam, tame tarp ir be abejo ir eksporto linkusiam verslam lygiai tas pats galioja, tam, kad pasiekti tokį globalų rezultatą, maksimalų rezultatą, nes kaip mes žinom, kad blogas kareivis, kuris nesvajojo tapti generolu, ne? Tikrai taip. Tai yra labai daug skaičiavimo padaryta ir buvo išsiaiškinta, kad jeigu tu nori tavo globalų scale pasiekti, tai turi maždaug orientuotis į 50 milijonų unikalių vartotojų. Tai aš kalbu daugiau galbūt apie skaitmeninius verslus, bet čia ko gero visiems aktualu. Čia apie galutinį vartotoją iš esmės eina kalba irgi, kad 50 unikalių. 50 milijonų, reiškia, unikalių vartotojų. Bet tai, jeigu mes kalbam apie eksporto rinkas, tai jau vien Vokietija jau yra daugiau, Didžioji Britanija jau ir Prancūzija. Tai mes, faktas tas, kad čia plačiaja prasme mes kalbam apie tą tokį kryptį. Ir grįžtam prie tų patarimų, jų garsiųjų vienaragių, jie pasakė, tam, kad jūs būtumėte sėkmingi, jūs privalot keisti žmonių įpročius. Ir toks buvo netikėtas, aišku, mes kalbam apie globalumą, ten act locally, think globally, ten visi ten visos tos klišės, tos tarsi banalūs dalykai, bet šitas man momentas labai patiko ir aš visiškai pritariu, nes reikia puikiai suvokti, kad ir kokias jūs verslo idėjas turit, kad ir kokią jūs viziją beturit, jūs tikrai nebūsit kažkuo tai super unikalus, nes pasaulis veikia ir be jūsų. Taip. Be jūsų prekių, be paslaugų. Kažkaip tai puikiai jisai sukasi. Puikiai sukasi, tie 8 milijardai gyventojų, jie kažkaip tai gyvena. Jo. Kita klaida, kurią labai blogai, kuomet mes pastebim, tiek vertindami verslo idėjas, tiek galbūt bendraudami su rizikos kapitalo fondais, tais pačiais verslo angelais, kurie irgi tą patį pantrina, kuomet ateina verslininkai, galbūt ne kiek dėl paskolos, o dėl investicijų, ir sako, mes neturim konkurentų. Tai čia yra didžiausia klaida, kokią gali jūs padaryti, dėl to, kad tai jau rodo, kad nepadaryti namų darbai. Taip. Nes vis tiek galima rasti kampą, kuomet yra kažkur tai panaši veikla, kažkas vyksta į tą pačią pusę, galbūt ne 100%, apie ką jūs kalbat, bet tikrai yra. Kitas dalykas, ypač jeigu mes kalbam apie tą jau pradinę stadiją verslų ir jeigu mes kalbam apie rizikos kapitalo pinigų, tarkim, atėjimą, tai komandų pajėgumui, komandų stiprumui. Mes turim tokių daug pavyzdžių, kuomet ateina labai geros idėjas, bet būna žmonės, jie visiškai ne iš tos srities. Jie tiesiog turi kažkur galbūt nugirdo, bet kas sėkmingiausia, kad ypač besivystančiose rinkose labai būna paradoksalu, kad verslai visiškai banalūs ir įprasti brandžiose rinkose ateina į naują rinką ir padaro nesuvokiamai gerą rezultatą. Tiesiog copy-paste. Taip. Kažkas panašaus padaro, nes būna, kad brandžiose rinkose tarsi visiškai suprantamas dalykas, bet jisai ir kitur kažkaip evoliucionuoja ir visiškai kitą rezultatą. Aš pamenu, kalbėjau su vienu tokiu piliečiu iš Kamerūno. Jis yra futbolininkas profesionalus buvęs ir jisai pasakė, kad viena nenori reklamuoti, atėjo viena kompanija, kuri pavėžėjo paslaugas teikia. Ir jinai per pusę metų, jeigu neklystu, ar iki 12 mėnesių laikotarpio, jie turėjo 2 milijonus unikalių vartotojų. Nice. Tai čia kosmosas, bet mes žinom, kad pavėžėjai tai pas mus iš tikrųjų daugybę metų veikiantis, bet tiesiog jie atėjo, padarė ir jie pasiekė rezultatą. Lygiai tas pats aš turėjau studentų, vieni pirmųjų mano studentų, aš kažkada dar dėšiau tokį dalyką kaip derybų meną. Aš jiems daviau užduotį tokią, sakau, jūs padarykit, jie ten tokia viską, teoriškai mes ten sumodeliavom, viskas, verslo planą parengė, papičino, apsigynė, padarė. Mane paskui rašo po 2 metų dėstytojų, mes žinokit, padarėm šitą projektą ir mes jau 1 milijoną uždirbom Nigerijoje. Eikti savo, nes didelė rinka, jau 200 kiek ten milijonų gyventojų, beveik tenai ir aišku, rinka didelė, bet tiesiog parkingo beros idėja, tiesiog paprasta, ką mes jau turėjom. Bet aš prie ko vedu, kad blogiausia, ką verslas gali
pakuodamas savo idėją padaryti, ypač toj pradiniai stadijai pasakyti, kad mes neturim konkurentų. Ne, čia man irgi indikacija tragedija iš karto, kad visiškai nepasiruošti. Būtent, kad, Tikrai ne, taip. kad bet pagrindinis dalykas, į ką reikėtų orientuotis, jeigu mes kalbam ne kiek į kreditavimas, tiek yra specifika, kiti reikalavimai, užtikrimo priemonės reikalingos, yra ten visokie finansinės atskaitomybės parametrai tam tikri reikalingi, kreditavimo kiti kriterijai turi atitikti. Bet jeigu mes kalbam apie investicijas į pradinės stadijos verslus, kai mes kalbame pagrindę apie verslo angelus arba rizikos kapitalo fondus, tai yra žmonių komanda, kurie privalo patikėti patys investuotojai, dėl to, kad jie turėdami pinigų, turėdami daug pažinčių, jie visą laiką pirminį tokį turės klausimą, ar aš be jų negalėčiau padaryti tos idėjos. Ir jų pagrindinis tikslas įtikint, kad tik tai jūs galėsite tą idėją idealiausiai padaryti. Ir tos užbūrenčios akis, tos žibančios akis, to įtaiga yra svarbiausia. O daugiau be abejo, aišku, jūs turite labai gerai, tęsiant namų darbų dalį, privalote įsiaiškinti ir tam tikrą rinkos tyrimą padaryti. Jūs turite paieškoti labai patikimų šaltinių, kuriais jūs grindžiat savo skaičiavimus. Tos prielaidos irgi negali būti kažkokios pritemptos, nes jos labai lengvai pasimato. Ir be jokios abejonės, pirmas klausimas, ką užduoda jau, tarkim, šiek tiek jau brandesniai stadijai, kuomet jau šiek tiek yra daugiau nei tik tai idėjos fazė, įmonės vertė. Jūs turit pasiskaičiuoti tiek esamą, tiek būsimą, labai turi būti aiškus kriterijai ir labai turi būti logiškas pasiūlymas pačiam investuotojui, nes aš kiek man teko nemažai konsultuoti ir pačiam dalyvauti įvairių startuolių kūrimuose, ypač dėl kapitalo pritraukimo šitoje fazėje ir netgi labai garsiems vardams patarinėti. Dažniausiai problema atsiranda, kai tas oferis, tas pasiūlymas, jisai yra neadekvatus tiek įmonės vertėjai, tiek ir šitų investuotojų, kurie galimai gali investuoti lūkesčiams, nes būna tiesiog neproporcingai didelis. Arba būna tiesiog, įsivaizduoja, žinai, aš įsivaizduoju, kad įmonės vertė yra tokia, aš duodu investuotojui 2%. Faktais kalbėti reikia. Taip, tokios vietos. Būtent tas adekvatumas pasiūlymo irgi labai svarbu, tai yra tiesiogiai koreliuoja su vertės paskaičiavimu ir susiminėtais parametrais ir elementais, apie kuriuos kalbėjom, tame tarpe rinkos analizė, konkurentų analizė, labai, labai aiškus įsivaizdavimas, kaip tu ir tu būtent ir tavo komanda geriausiai šitą idėją galėsi gyventi. Čia yra svarbiausia dalykai. Oi, pritariu. Mes, pavyzdžiui, net prieš imdami bet kurią įmonę, jei paruošiam rinkos analizę, tai mums kaip ir pirmas kriterijus yra pasiruošti eksportui, pasidaryti rinkos analizę dėl to produkto. Ar tai būtų žaliava, ar tai būtų prekė, iš esmės įsivertinti tos įmonės pajėgumus, pasižiūrėti, kaip Taurimai labai gerai pasakei, dėl konkurentų. Tai iš esmės konkurentai tavo viską atspindi. Kokią tu kainą turi stovėti lentynoje, kaip save dispozinuoti turi, aš vėl apie tą dispozinavimą, bet iš tikrųjų, kaip tu turi atrodyti lentynoje, ar tu nori atrodyti taip, kaip jie lentynoje, ar tu esi visgi, kaip aš sakau, segmentai yra keli lentyno, reikia tą suprasti. Premium lygis, vidutinis lygis ir pats pigiausias. Pigiausias lygis važiuoja ant kiekio, bet tada tu turi būti tiesiog masinė gamyba, kuri važiuoja su maža marža, bet jinai atsistoja ant kojų vardan kiekio. Vidutinis tas lygis, jisai dažniausiai yra irgi turinti savo klientus, kaip sakau, skaito, nedaskaito, ten kokybė, nekokybė, bet ne iki galo. Ir premium yra tas segmentas, kuris visgi domisi, skaito, žiūri, kas yra parašyta ir taip toliau. Ir tada tu jau, jeigu suteiki pridėtinę vertę, kaip povedi seminarus, dalyvauji parodose, esi žymus brandas, tada tu jau gali kelti savo kainą. Bet iš esmės, kaip tu tą gali indikuoti, tai pagal konkurentus. Aš kaip sakau klientam, sako klientas, aš pasižiūrėjau, sako Rimi, ten tokį parsidavinėjo už tokią kainą. Gerai, aš sakau, tu žiūrėjai, kiek Japonijoje už jie parsidavinėjo, ar žiūrėjai, kiek jie Prancūzijoje už kokią kainą, ar žiūrėjai, kiek Amerikoje. Tai konkurentai ir yra tas toksai atsakymas tau, kaip tu turi atrodyti, kokią tu kainą turi parsidavinėti. Gal visgi tu suvoksi, kad tavo žaliavų kaina yra, kaip aš sakau, sky high ir tu turi tikrai pokyčius daryti ir skristi dabar neplanuotis į eksportą, kaip pardavinėti prekę, o ieškoti žaliavos alternatyvos. Tai mes, kaip darome tas rinkos analizės, tai iš tikrųjų jas labai plačias tokias darom, kaip aš sakau, apart to, kad klientas sako, tai kaip man pasižiūrėti ten, tarkim, kaip Japonijos lentynoje, man ten reikia skristi ar ką daryti. Yra tenais tų tipsų, triksų, kuriuos mes žinom, kaip tenais pasižiūrėti, bet iš esmės
ta klientų kaina tau gali, pagal klientų tą konkurentų, atsiprašau, kainą, tu gali nusistatyti savo tą vadinamą kainą, ne? Mes iš tikrųjų net įsivertinam logistinius kaštus, nes jų reikia nepamiršti, kaip sako klientas, ai, tai čia labai lengva, mano čia kaina neišauga. Gerai, tavo kaina neišauga tuo atveju, jeigu klientas pats nusiveža, bet iš esmės nei bet kokiu atveju išauga, nes jisai tą kainą kiekvieno produkto įsiskaičiuoja į kiekvieną vienetą. Tai va, tai dar reikia nepamiršti, kad turi įsiskaičiuoti marketingą kaip po faktą, kuris yra, tarkim, pigiausiai nuo 5% iki 15% nuo gyvendinto pardavimo, ne? Ir tas tiesiog turi būti tavo planuose. Tai va, ir tas įkrenta į rinkos analizę, nes tu skaičiuojasi, žiūrėsi ir taip toliau. Tai tada elementariai geografijos nusistatymas, gal tu pamatai, kurioje rinkoje tu esi ir ten labai populiarus būsi ir tada targetinti ją, bet tada jau giliai daryti tos rinkos analizę, ne? Aš visą laiką rekomenduoju tiesiog nuvažiuoti. Nu tikrai nepagailėkite tenais tų kelių, tai kaip ten su viešbučiu, su viskuo gausis ten porą tūkstančių eurų, ne? Bet vardant tos ramybės ir vardant to verslo plėtojimo tikrai nuskriskit ir pasižiūrėkit. Tai va, tai kuomet ateina klientai, tai aš visai ką, tik pradedam rinkos analizę tada ir dažniausiu atveju apie 90% verslų planas startuoti eksportą šiandieną pasibaigia su jų planu startuoti eksportą po metų. Nes mes tikrai neskubam, neforsuojam, aš noriu, kad klientai tikrai, kaip aš sakau, užtruk tiek laiko, kiek tau reikia ir pasiruoš geriau kokybiškai, o ne taškomės visur, darom bet ką, viską reikia apsiskaičiuoti nuo cento iki cento. Todėl labai svarbu tos rinkos analizės, aš dar prie to paties pagrįžtu, bet iš esmės tiesiog įsivertinkit, pasižiūrėkit, nes ką pasidarysit šiandieną, tai nereiškia, kad ant to galėsit važiuoti amžinai. Rinkos analizės turi būti atliekamos minimum kas ketvirtį. Tai reiškia atsinaujinam, pasižiūrim, ką kiti daro, kaip kiti daro. Tu net iš tikrųjų gal gali pamatyti savo versle, kad tu su savo brandu gal net neisi, nes mes čia turėjom tikrai ne vieną scenarijų, kai klientas ateina su savo brandu. Ir aš matau, kad jisai jo neparduoda. O gal jisai konkuruoja su korporacija, kuri yra priklausanti Marsui ir tu ten nieko nepakonkuruosi. Bet tada atsiranda ta terpė vadinama privačiai etiketei. Ir mes turėjom vieną labai klientą, turėjom ir po šiai dienai turime, kurio konversija svičinosi nuo 30% privačios etiketės ir 70% brando, persivertė ant visiškai atvirkščiai. Dabar važiuoja 80% privati etiketė, 20% jų brando. Dėl to, kad jie konkuravo su didžiaisiais brandais, bet visi viešieji pirkimai, visi tinklų, tarkim, jeigu jie pameta didįjį brandą arba kažko nenori įsileisti, ten, tarkim, labai jau tų didžiųjų neimų, ne? Nes dabar Lidlas tas pats, jisai nenori tų didžiųjų neimų. Jis net Coca-Cola kitokią pardavinėja, ne tą, kaip sakau. Tai tiesiog reikia pasižiūrėti, kur yra ta terpė, nes iš tikrųjų jinai visada yra, tik tais reikia stebėti viską. Tai va, rinkos analizė turbūt, jeigu žmogus net ir finansavimo kompanija ateina, jeigu žmogus pasako, mes neturim. Tai aš iš karto man tokia indikacija, kad tu visiškai nieko nesupranti ir ką tu čia darai. Tai va, aš norėjau dar šitą istoriją pasidalinti. Tai puiku. Tai turint omeny, kad Harvardo tyrimas parodė vienas, kad smegenys efektyviausiai veikia 45 minutės. Tai mes jau gal artėjame. Mes manau, kad jau artėjom prie šitos ribos ir iš tikrųjų aptariam šiandien nemažai tikrai, taip. Tokių parametrų, kurie svarbus turint omeny dėl tos prevencijos kažkokių tai klaidų arba klaidų, iš kurių galima pasimokyti. Tikrai, manau, gana išsamei. Taip. Tai labai malonu dar kartą susitikti, aptart, pasipasakot, pasidalinti patirtimi ir mes galbūt siūlom toliau sekti mūsų renginius. Tikrai taip, aš dar irgi paminėsiu, kad Harvardo lektoriui pasakysiu apie šitą scenarijų. Būtinai. jo, taigi teisingai studijuoji dabar Harvardą. Tai aš būtinai pasidalinsiu šitą. Tai čia tiesiog yra irgi jų tyrimai parodė. Taip, faktas. Tai ir daugiau nesinori užgaišti ir kad kuo daugiau pasiliktų tos informacijos, ir mes esame atviri klausimams, pasiūlymams. Tikrai rašykit, komentuokit tos pačius klausimus žemiau, mes, kaip sakoma, tikrai atsakysim, esam komunikabilus, bendrausim, vienu žodžiu, ir tikrai, kaip ten, sekit mus toliau, mes čia tik tais pradžia, šiaip iš tikrųjų planuojamės renginį, tai manyčiau, kad sekančio epizodo metu pristatysime renginio datą, kur visų labai lauksim, matom, kad sekėjai auga, aš jau ten stebiu tos visus, tai matom ir kad peržiūros gražiai tendencingai auga, tai va, tai aš tai šitų
epizodų labai džiaugiuosi. Jo. Tai ačiū tau. Ačiū labai. Ir nesakau, sudie sakom, ate, iki. Iki.